Irano remiami Husių kovotojai Jemene pareiškė, kad surengė drono ataką prieš strategiškai svarbę Saudi Aramco Džazano naftos perdirbimo gamyklą. Sukeldami gaisrą, kuris vėliau buvo užgesintas, nepranešama apie aukas. Šie atakai įvyko vos po 2 dienų, kai Saudo Arabija pasirašė kolektyvinės gynybos paktą su Turkija ir Pakistanu, pagal kurį išpuolis prieš vieną laikomas išpuoliu prieš visas 3 šalis. Ši ataka kelia klausimų, kaip naujoji sąjunga reaguos ir didina spaudimą regiono energetikos infrastruktūrai, nes laivyba per Hormūzo sąsiaurį išlieka stipriai sutrikusi. O daugiau apie tai mums papasakos Huseinas Abdulas Huseinas, tyrėjas iš Demokratijų gynimo fondo. Labai ačiū, kad prisijungėte prie mūsų. Ar tai yra pirmasis rimtas naujojo Saudo Arabijos, Turkijos ir Pakistano gynybos pakto išbandymas ir kokios reakcijos turėtume tikėtis? Nemanau, kad kas nors iš mūsų takijosi, jog ši sąjunga duos rezultatų. Mes žinome, kad Saudo Arabija ir Pakistanas buvo sąjungininkai dar gerokai prieš pasirašant šią sutartį. Ir ši atrodė kaip ankstesnioji. Ir tai tikrai stulbina, turiuomenį, Saudo Arabija yra 8. pagal dydį karinėms reikmėms išleidžianti šalis pasaulyje. Ir tada prie to pridėkite branduolinį Pakistaną, tada pridėkite Turkiją, kuri visada giriasi, kad turi 2. pagal dydį kariuomenę NATO. Ir pagalvokite, kad visos šios 3 valstybės nesugeba atsilaikyti prieš tokią padriką Husių kovotojų grupuotę, tai tikrai stulbina. Taigi jūs sakote, kad niekas iš tikrųjų nesitikė, jog po šio pakto žodžiai seks kokie nors veiksmai. Tai koks jo tikslas, ypač tokiu metu? Tai primena Saudo Arabijos užsienio politiką. Ji labiau orientuota į nuomonių straipsnius ir pareiškimus, o ne į realius veiksmus ar tai, kas vyksta vietoje. Praeityje, pavyzdžiui, prieš 2 savaitės, kai Husių grupuotė smogė Saudo Arabijos tanklaivį, Saudo Arabijos pareigūnai sulaukė skambučio iš savo kolegų Pakistane. Juk tie turėjo būti kartu abipusės gynybos aljanse. O pakistaniečiai pasakė, kad jie smerkia Husių ataką. Taigi visi žinojome, kad bus daugiau pareiškimų ir daugiau pasmerkimo. Niekas nesitikėjo, kad Pakistano ar Turkijos kariuomenė ateis į pagalbą. Jeigu Saudo Arabija neatsistos ir nekovos už save, manau, jie bus sumušti. Ir jie visą tai kentės, nepasipriešindami. Ar galėtų būti scenarijus, kuriame paktas iš tikrųjų įsigaliotų? Ko tam reikėtų? Na klausykite, nesitikiu, kad pakistaniečiai galėtų veikti taip toli už savo sienų kaip Saudo Arabija. Net jei Pakistanas turi raketų galinčių pasiekti iki 2000 km, daugelis Saudo Arabijos dalių vis tiek lieka už Pakistano pasiekiamumo ribų. Nesu tikras, ar turkų ketinimai iš tikrųjų yra nuoširdūs. Žinome, kad Turkija ir Saudo Arabija dabar elgiasi tarsi būtų draugai, bet tarp jų yra daug varžymuose. Tad prašom tęsti. Ne, tęskite, užbaikite savo mintį. Mano mintis tokia. Jei esate Saudo Arabija ir turite visus šiuos F-15, F-16, F-18 ir visą šį karinį arsenalą, dabar yra laikas jį panaudoti. Ir jei jo nepanaudosite, niekas neateis jums į pagalbą. Gerai, papasakokite daugiau apie Husių atakos laiką. Turiu omenyje ne tik gynybos paktą, bet ir platesnį kontekstą, kuriame visa tai vyksta dabar. Husių ataka yra Irano žinutė susijusi su JAV jūrų blokada. Ką Iranas sako regionui, Jungtinėms valstijoms ir visam pasauliui, yra tai, kad arba visi galės eksportuoti naftą, arba Iranas paims visus jų naftos eksportuotojus įkaitais ir niekas negalės eksportuoti naftos. Dabar, ką Saudo Arabija padarė po to, kai buvo uždarytas Hormūzo sąsiauris, tai nukreipė savo naftos gamybą iš rytų į vakarus per savo naftotiekį ir pradėjo eksportuoti per Raudonąją jūrą. Taigi dabar Iranai sako, kad uždaro šią spragą, o Husių sukilėliai pradėjo atakuoti tanklaivius. Taigi dabar matote, kad abu sąsiauriai, Hormūzo ir Bab el-Mandebo, veikia išvien. Ir būtent to Iranas siekia ir būtent tai daro Husių sukilėliai. Taigi, to Iranas ir siekia. Kiek rimta grėsmė Saudo Arabijos naftos infrastruktūrai, ypač kai matome trikdomą laivybą per Hormūzo sąsiaurį ir visame šiame kontekste?
Tai mirtinai rimta. Nemanau, kad Saudo Arabija yra susidūrusi su tokia grėsme nuo pat savo valstybės sukūrimo 1930-aisiais. Manau, žinote, jei jie šiuo metu nenaudos savo kariuomenės apsiginti, sunku įsivaizduoti rimtesnę situaciją, kada jiems reikėtų imtis veiksmų. Ir dėja nemanau, kad jie imsis veiksmų. Neturiu supratimo, ko jie laukia. Žinote, nesu tikras, ar jie mano, kad visi šie pareiškimai ir pozavimas fotografams duos kokios nors naudos. Bet jei jie nesiims veiksmų ir nepasipriešins Husių ir Irano veiksmams, neprisijungs prie kitų kovojančių su Iranu ir Husiais, manau, jie negalės apsaugoti savęs ar eksportuoti bent kiek savo naftos. Gerai, Huseinas Abdulas Huseinas čia su aiškia žinute Saudo Arabijai. Labai ačiū.